Sveiki, mėly žiūrovai. Pastarąją savaitę naujienų apie mūsų svarbiausią saugumo garantą NATO alijansą netrūko. Pradedant nuo to, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vis dar grasina, kad Amerika gali pasitraukti iš NATO ir vadina alijansą popieriniu tigru, baigiant naujienomis apie buvusį NATO generalinį sekretorių Norvegą Jensą Stoltenbergą, kuris Lietuvoje greitai buvo apkaltintas išdavystę, nes savo memuaruose aprašė, kad su Rusijos atstovais derėjosi dėl Baltijos šalių saugumo ir pavertimo buferinė zona. Apie visus šios įvykius šiandien ir pakalbėsime su žmogumi, kuris tikrai labai gerai žino iš vidaus, koks yra NATO alijansas ir koks buvo Lietuvos kelias į NATO. Tai ilgametis užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras ambasadorius Linas Linkevičius. Sveiki. Sveiki. Ambasadoriau, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo tokios naujienos, kuri gal nelabai susijusi su pačiu NATO alijansu, bet iš esmės panašu. Tai yra, prieš pradedant kalbėti apie NATO, apie Rusijos grasinimus noriu paklausti Baltijos šalims. Esą jos leidžia Ukrainos dronams naudoti savo oro erdvę, todėl Rusija imsis atsakomųjų veiksmų. Kaip vertinti tokius Rusijos grasinimus? Tai eiliniai tokie Rusijos grasinimai, ar reikėtų rimčiau į tai žiūrėti? Ne, tai į Rusiją apskritai reikia rimtai žiūrėti, bet panikuoti nėra jokios priežasties. Čia Rusijos kai kurie tokie grasinimai, tai ir šiokia tokia ir ne iš nevilties, kadangi vis tiek tai, ką jie dabar įstrigę čia tam fronte Ukrainoje ir tiesą sakant, ir iš karo Irane ne kažką čia pasipelnė ir iš vis perspektyvos nelabai matosi Rusijai. Tai dabar grasinti visas pusės kaip ir belieka vienintelė išeitis. Tai taip paaiškinčiau, nes iš tikrųjų tai labiau rimčiau kažkokią kalbėti, jeigu apie tikimybę kažkokią, tai kad jie čia dabar imtųsi kažkokių veiksmų, būtų visiškai neprasminga, nes jie nesusitvarko su tuo, ką turi dabar, ir tas yra akivaizdu. Tai gal taip ir vertinčiau, o daugiau tai aš nežinau, šiaip tai iš Rusijos pusės daug čia tokių prieštaringų dalykų. Viena vertus, jeigu kalbėti apie karą Irane, ar ne, tai lyg ir atitraukė dėmesį nuo jų karo Ukrainoje, lyg ir atitraukė resursus ir pakėlė naftos kainas, bet kita vertus triuškinamas jų strateginis partneris, ir kurių netaip daug jau beliko. Taip kad čia daug yra tokių prieštaringų labai žinių ir jas visas čia dabar matyt narpliot nėra prasmės ir turbūt tiek ir laiko neturim. Bet nereikia daryti kategoriškų ir tokių apibendrinčių išvadų, tai tiek galėčiau pasakyti. Perinant prie NATO reikalų, lietuvius sujaudino ta žinia apie Stoltenbergo, kada buvo paskelbti memuarai, kuris kalbėjo, neva tai kažkokios buvo pokalbis su Lavrovu, užsienio reikalų ministru Rusijos, apie tai, kad jų reikalavimas buvo, ar ne, kad tai yra NATO šalis, kurios įstojo po 97 metų, kad tose valstybėse nebūtų kitų NATO sąjungininkų kariuomenės, kad jos būtų tarsi buferinės zonos ir taip toliau. Ir neva tai Stoltenbergas sutiko su tom ir dėrėjosi. Kaip jūs vertinate, čia iš tikrųjų taip galėjo būti, jis turėjo kažkokių įgaliojimų tą daryti ir iš esmės toks dalykas įmanomas? Aš tą ir net ir rašiau, kadangi aš neblogai pažįstu ir aš teko bendrauti su juo ir formaliai, ir neformaliai, ir maždaug tas pažiūros yra aiškios ir aš niekada, nepabrėšiu, niekada nesu girdėjęs nieko panašaus iš jo apie tai, kad kažką tai čia mūsų šalių sąskaita, mūsų saugumo sąskaita kažkoks tai reikalus spręsti. Nesu to girdėjęs, todėl būčiau labai nustebęs, jeigu tai būtų buvę. Bet kitą dalyką, ką irgi esu rašęs, noriu atkreipdėmėsi, kad NATO generalinis sekretorius nevedovauja alijansui. Ir gal ne visi tą žino ir ne visi gal supranta, jis yra moderuoja, jis atstovauja alijansui tarptautiniai lygyje ir jisai gali kalbėti tik tai, kas yra aptarta alijanse. Jis negali nuo savęs kažko pridėti, tai nėra subjektas. Jis net ir priimant sprendimus neturi balso, balsuoja šalis narės. Jisai gali moderuoti, kažkaip tai padėti surasti sprendimą, bet jisai net balso neturi. Ir todėl įsivaizduot, kad jisai kažką gali atiduoti ar priduoti ar kažką pažadėti, jisai net negali įtraukti darbotvarkę tų klausimų, apie kuriuos ten buvo rašoma. Ir nieks nebūtų svarstęs, kadangi NATO visi sprendimai priimami konsensusu. Ir čia tą reiktų irgi pasakyti. Taip, kad tai tie, kas sukėlė tą triukšmą, sunku pasakyti, kaip ten iš tikrųjų. Tiesos yra tik tai tiek tame, ką aš tą galiu pasakyti ir pats esu nekartą pajutęs, kad mes iš tikrųjų ne visą laiką buvom tokie vienareikšmiškai, kad visi stovėtų mūsų pusėje. Tikrai daug norinčių išspręsti situaciją, pataikauti rusams, gal kažkur nusileisti, kad mažiau būtų galvos skausmo, kad mažiau būtų tų įtampų. Tas tikrai būdavo. Ir tiesą sakant, ir kai kurie politikai, ir Stoltenbergas savo socialistiniai praeityje yra visko ten pas jį yra buvę ir toj knygoje, kuri ten anksčiau buvo rašyta apie tai, irgi kalba. Aš priminčiau, sakysim, Solaną toksai
Javieras, NATO generalinis sekretorius, jisai buvo prieš Ispanijos narystę NATO, po to tapo generaliniu sekretorium. Jose Borelis, jo bendramintis, bendražygis, buvo aukščiausias, kaip sakyti, diplomatijos vadovas, jis irgi buvo tokių kairiųjų pažiūrų. Taip kad visko yra buvę. Ir iš tikrųjų, tai jeigu tiek ir pačiam man teko, sakau, patirti dar 2000 metais, daugelis man sakė, kad mes niekada nebusim NATO, kadangi turim būti realistai ir su visa pagarba mūsų laisvės kovai ir įspūdingai mes turim susivokti, kad nėra racionalu, sakysim, priimti Baltijos šalių į NATO, nes tai sukeltų įtampas ir panašiai. Taip kad čia iš principo atmesti, kad tokių visokių samprotavimų galėtų būti negalima, nes tiesiog tai būtų netiesa, bet priskirti generaliniam sekretoriui tokios galios, kad jisai štai gali čia vienareikšmiškai ar vienasmeniškai kažkokiu tai iniciatyvų imtis, yra nerealu, nes tiesiog taip negali būti. Tai netgi pridurčiau dar daugiau. Pavyzdžiui, dabar ką Markas Riutė kalba apie tai, kad alijansas turėtų įsitraukti karą Irane, aš manau, kad jis viršė savo įgaliojimus, nes nemanau, kad alijanse apie tai aptarinėjama ir tuo labiau nemanau, kad būtų tam sutarimas. Tai todėl jisai neturėtų to daryti, bet kadangi ateina į tą poziciją buvę premjerai, buvę, sakysim, pasaulinio lygio politikai, tai jie iš inercijos taip ir elgėsi. Taip buvo, kur labiau galėčiau pasakyti, nes su juo labiau ir glaudžiau ir betarpiškiau teko dirbti Andersas Fogas Rasmusenas, buvęs daugiametis Danijos premjeras, irgi kai jis tapo generaliniu sekretorium, jis labai mėgdavo irgi pasisakyti įvairiais klausimais, tarkim, kaip sureguliuoti artimųjų rytų, sakysim, konfliktą. Nors šito klausimo NATO darbotvarkėje net nebuvo. Ir buvo labai daug triukšmo ir visokių protestų įvairiuose sostinėse NATO tuo klausimu. Lietuvoje tas mažiau buvo pastebėta, nes mes gal mažiau jautriai žiūrime tos dalykus, bet tie, kurie žiūri jautriau, tai reagavo labai principingai ir kategoriškai ir neigiamai, kadangi taip buvo. Tai todėl ta patirtis jinai ir rodo vat tokią situaciją. Šiaip tas triukšmas dabar, aišku, galbūt papylė žibalo į tą malūną, kuris ir taip, matyt, bandomas kaip tai gerai įsukti, kad ir pasaulis, ir NATO, ir mes, ir visi kiti suabejotų NATO vieningumu, pasiryžimu ginti Baltijos šalis, jeigu būtų krizė. Tų klausimų bent jau aš sulaukiu ištisai, kuomet klausia jūsų kolegos žurnalistai, tarkim, iš Ukrainos, ką jūs manot, vat, jeigu užpuls, ar čia gins. Tai tas turi prasme, manau, tą daryti, todėl jie tą ir daro. Tai todėl nereiktų ir stebėtis tokiom žinutėm. Tačiau viską taip sudėliojus į lentynas ir viską taip apgalvojus ir aptarus, tai taip baisiai niekas neatrodo. Na taip, nes nieko neatsitiko tokio, kas galėjo būti. Bet jūs pats perods irgi rašėt, kad buvęs generalinis sekretorius Stoltenbergas nuolat ir atkakliai kalbėjo apie dialogo su Rusija būtinybę. Kodėl to reikėjo? Ką jis matė prasme? Ne jis vienas kalbėjo, daug tokių buvo manančių, kad reikia, kad kaip buvo, sakysim, karas, ypač sakysim, po 8 metų, po okupacijos Sakartvelo teritorijos, po to visų, reiškia, išpolių, vis tiek buvo labai daug reikalaujančių, kad veiktų NATO Rusijos taryba, kad vis tiek turim susirinkti, mes turim kalbėtis. Buvo toks kažkoks įsivaizdavimas, kad tas dialogas, jisai atneš kažkokiu tai rezultatu. Mes bandėme jau tada sakyti, kad tas dialogas yra širma, yra šydas, yra dūmų uždanga, nieko nedaryti. Sukurti iliuziją, kad vyksta procesas, čia kažkas kalbasi, bet niekas net neturi intencijų kažką keisti. Niekas to matyt, gal nuoširdžiai, nežinau dabar, neįlysi čia į galvą, kad nuoširdžiai netikėjo. Gal tiesiog taip patogiau buvo. Juk kaip būna politikoje, dažniausiai būna, kad tu kažko nežinai, tai tada ir nereikia atsakomybės, nėra kažką veikti. Jeigu tu kažką žinai, tai tu esi atsakingas ir turi į tai reaguoti. Tai kartais atrodydavo, kad geriau nežinot, arba geriau nekreipdėmėsio į kai kurios faktus, kad nereiktų reaguoti. Tai tą irgi esu patyręs ne kartą ir ne du. Tai tas irgi varydavo tokią neviltį, kad tai mes čia, ką mes norim, atidėti galvos skausmą, manyti, kad savaime išspręs problemą. Na ir tas mes jautriau reagavom todėl, kad patys dar arti buvom to židinio, sakysim. Tie, kurie įpratę buvo gyventi komforto sąlygom, tai jie nenorėjo papildomo galvos skausmo. Tas beje ir dabar jaučiasi, jeigu mes kalbam apie gynybos išlaidas.
O tas noras ir reikalavimas išleisti ten 5 procentus gynybai ar ne, nu, tai čia ne visiems daro įspūdį. Ir konkrečiai minėti Ispaniją, ar ne, tai kategoriškai atsisako, sako, kam mums to reikia, sako, kodėl mes čia turim tą daryti. Ir tas yra todėl, kad jie tiesiog metų metais gyveno tokioje situacijoje, kad visiškai nesuponavo kažkokios tai įtampų. Tai irgi turim suprasti. Ir šiaip, jeigu žiūrėt apie grėsmės, jeigu mes kalbam apie Rusiją ir dar kartą Rusiją, tai Pietų Europoje yra migracija, terorizmas, kiti dalykai. Ir pripažinkime, ir mes savo laiku nelabai atidžiai galbūt ir jautriai žiūrėjome tas grėsmės, kurias jie minėdavo. Tai vat tas yra išmonė NATO lyderių suvokti, kad tas mūsų terminas, kurį mes NATO naudojame, kitose organizacijose aš nepastebėjau, kad būtų naudojama, turi reaguoti 360 laipsnių, taip sakant, spinduliu. Viską turi žiūrėti, visas grėsmės, kurios yra mūsų kontinentui. Bet, kad taip būtų, tai reikia jau tos lyderystės, supratimo, jautrumo, atsakomybės. Na ir krizės parodo, kad mes nesam tokie tobuli. O pone Linkevičiau, nėra taip, kad, kai mato, Baltijos valstybių žmonės, nežinau, politikai, diplomatai, kaip didžiosios Europos valstybės ir ne tik didžiosios žiūri į konfliktą Ukrainoje, kaip žiūri į Rusijos elgesį ir kiek laiko, jūs irgi minėjot, ar ne, bandė tą rasti ryšį su Rusija, ar nėra taip, kad, yra pagrindo jausti truputėlį tą tokį nepasitikėjimą, ar tikrai, Europos šalės suvokė ir ar tikrai gintų Baltijos šalis, arba gal ne tiek, kad gintų, kiek nebandytų susitaikyti su Rusija, jeigu Rusija kažkokį išpuolį padarytų. Aš tą ir mėginu pasakyti. Ir man, pavyzdžiui, gal pavyzdys būtų, kad ir, tarkim, Švedijoje aš dabar esu, ar ne, ir laikysena Švedijos. Tai dar prieš porą metų, ne porą, gal 3 metų čia kalbėti apie Švedijos narystę NATO, tai būtų išžuloka. Tiesiog nieks nesvarstė rimtai tų dalykų. Dar prieš 3 metų, dabar jau 2 metai jau jie nariai. Ir tas įvyko staiga po plataus masto agresijos. Ir aš klausdavau, sakau, tai kodėl jūs čia dabar pabudot po šitos agresijos, kodėl nepabudot po Krymo aneksijos, kodėl nepabudot, kai 8 metais Pietų Kaukazė buvo karas, kodėl tada neatsirado tas skambutis, sakykime, žadintuvo. Nu ir jie kažkaip, sako, būtent po tos agresijos. Ir aš manau, viena iš priežasčių yra, kaip ir žmonių gyvenime, juk jeigu matai, kad yra kaiminystėje konfliktas, ten mušasi kažkas, dūžta stiklai, aišku, kažkokia empatija galbūt ir pasipiktinimas ir panašiai, bet tavęs tai nekabina, ar ne? Ir ta prasme, vis tiek kažkaip tas praeina pro šalį. Ir šitas toks požiūris buvo, vyksta ten kažkas rytų kraštuose, nelabai gero, bet mes gyvenam komfortišką gyvenimą Europoje ir mes prie to pripratę ir tikimės, kad taip ir gyvensim. Iki to momento, kai atėjo supratimas, kad yra kėsinamasi ir į tų šalių suverenitetą, galbūt tam tikrą prasme, ir savarankiškumą, ir saugumą, ir tas atsirado Švedijai. Ir kai dabar visi kalba ir žurnalistai, sakysim, sako, kad kai karas Irane vyksta, sako, Iranas tai nėra mums egzistencinė grėsmė, Rusija mums yra egzistencinė grėsmė. Čia aš cituoju vieno iš vedančiųjų Švedijos laikraščių redaktorių, ar ne? Tai tokie požiūrį nebuvo prieš 3 metų, bet kadangi dabar jie atsirado ir jie įsivaizduoja, kad tai, ką daro Rusija, yra egzistencinė grėsmė jų tam gerbuviui, tam komfortui, kuris buvo sukurtas per dešimtmečius ir atrodė nepajudinamas, tai tada ir sujudėjo. Tai tokia yra ir logika šalių santykiuose, požiūryje. Gali kiek nori šnekėti, moralizuoti ir viskas tas tvarkoja, bet kol tavęs neužkabina asmeniškai, tol niekas nepajuda. Ir taip yra ir šiuo atveju, taip kad čia labai, labai paprastai galėčiau tą paaiškinti. O sakykit, ambasadoriau, jūs nejautėt anksčiau, kad, vakarų Europos ar ten Skandinavijos šalis kažkaip truputėlį kitaip žiūrėtų į Baltijos šalis? Kodėl klausiu? Estijos diplomatai čia patvirtino, kad Stoltenbergas iš tikrųjų bandė šį kelti klausimą už nugaros Baltijos šalims. Jūsgi buvote ilgametis užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras. Nejuto tokio požiūrio? Tai vėlgi su kuo kalbėsi. Jeigu kalbi su kairiųjų pažiūrų, tokiais kaip, kad ir Stoltenbergas savo socialistinėje jaunystėje, jie taip mąstė, jie taip įsivaizdavo, kad draugystė su Rusija yra kelias į ateitį. Ir kad tai yra būtent tas sambuvis, sakysim, yra galbūt vienintelė išeitis, kad konfrontacija tikrai nėra išeitis. Ir iš pirmos žvilgsnio tikrai taip gali pagalvoti ir suprast, kad konfrontuoti tikrai nėra išeitis. Geriau susitarti, kažkokį tai rasti sutarimą. Tai aš tą visą laiką jausdavau. Buvo tokių, kurie kategoriškiau buvo nusiteikę. Bet tokių nebuvo labai daug ir todėl aš net ir buvau labai nustebęs ir dabar dar tebe galvoju, kas čia atsitiko 2002 metais, gal ne antrais, o pirmais,
kuomet įvyko tas lūžis už Atlanto ir kuomet Džordžas Bušas apsisprendė, kad reikia ginti Baltijos šalis, priimti NATO, pakviesti ir įveikti kažkaip tai tą skepticizmą vakarų Europą. Man dar dabar įdomu, kokie čia buvo argumentai, nes buvo pozicija didžiulė, rezistencija tikrai buvo didžiulė. Ir ką reikėjo padaryti, nu aišku, įtaka ir svoris Jungtinių valstijų didelis, ir jeigu jie apsisprendė, aišku, tas darė įspūdį matyti ir vakarų Europai, bet aš manau, buvo labai daug skepticizmo, nes kad eitų NATO į buvusios Sovietų Sąjungos teritoriją, įžuloka, tikrai įžuloka. Ir jeigu dar kalbėti apie kai kurių šalių tą Teko virsmą. skaityti, ambasadoriau, aš pertrauksiu, truputėlį atsiprašau, Taip, bet teko skaityti ne vieną analitikų studiją, kur buvo rašoma, kad, Amerika daro klaidą, nes Baltijos šalis yra neapginamas ir čia kaip čia mes Rusiją papiktinsim, čia provokuosim ir taip toliau. Čia buvo iš tų think tankų įvairių rašoma analitikų apie tai. Tai ne aš galiu pasakyti, kad gal aš nenoriu minėti pavardžių, kad vis tiek aš neturiu leidimo tų žmonių, bet aš galiu pasakyti, kad tikrai vėliau, tai daugiau turėjau tų kontaktų ir draugų atsirado daugiau, kurie atviriau kalbėdavo iš to metinės Džordžo Bušo administracijos, kur dirbo Baltuosiuose rūmuose, tai man tiesiog pasakojo, kad Bušas pats asmeniškai svarstė. Jisai suprato, kad yra momentas, arba dabar, arba niekada. O tai čia cituoju praktiškai. Ir jisai suprato, kad yra šansas, kad dabar galima būtų galbūt susigražinti į vakarų pasaulį Baltijos šalis. Galbūt dabar arba niekada. Ir apie tai jis galvojo ir todėl tokia situacija buvo. Taip, kad čia gali kaip nori sakyti, ar pervertinti, ar ką, bet šiuo atveju tikrai Jungtinių valstijų ir konkrečiai Džordžo Bušo jaunesniojo administracijos vaidmuo čia yra milžiniškas, lemiamas, sakyčiau. Tai gali vieni vadinti tai klaida, kiti gali nevadinti. Aš pasakyčiau ant ir mūsų, pavyzdžiui, elgesys. Neįsim dabar į detalės, bet jūs turbūt atsimenat, ar ne, mūsų dalyvavimas Afganistano kare. Mes aktyviai dalyvavom, aš tada buvau kraštos ministras, mes siuntėm specpajėgas, nes norėjom būti geri sąjungininkai, mes norėjom įrodyti, kad mes tikrai galime kartu dalyvauti sprendžiant problemas ir kokybiškai tą daryti ir tą įrodėm. Bet ar pats buvo, noriu paminėti, Irako karą, kuris, pamenat, ten buvo susiskaldęs pasaulis. Dalis manė, kad negalima to karo vykdyti, jis yra neteisėtas, tarkim, prancūzai apie tai kalbėjo, Pietų Europą. Britai manė, kad reikia tą daryti. Tiesą sakant, amerikiečių tada faktai, kuriuos jie pateikė Jungtinių tautų saugumo taryboje apie cheminio ginklo turėjimą Sadamo Huseino, vėliau paaiškėjo, kad tai netiesa, bet tas paaiškėjo vėliau. O tuo metu buvo įrodoma, kad jis turi ir reikia imtis priemonių. Ir mes, beje, Lietuva dalyvavom karinėje operacijoje. Nežinau, čia visi tą užfiksavo faktą, bet galiu dar kartą priminti. Mes dalyvavom amerikiečių vadovaujamai karinėje operacijoje, kuri nebuvo sankcionuota Jungtinių tautų saugumo tarybos. Tai buvo 2003 metai. Tai irgi galim dabar svarstyti, čia klaida buvo ar nebuvo klaida. Mano požiūriu, tai nebuvo klaida vien jau todėl pragmatiškai kalbant, kad mums tikrai reikėjo Jungtinių valstijų paramos stojant į NATO ir kad nebūtų jokių klausimų ar išlygų šito klausimu. Bet jeigu kalbėt dabar iš šių dienų pozicijos ir kai kalbam apie karą Irane, jo teisėtumą, atitikimą tarptautiniai teisei, galim samprotauti ir apie Iraką. Ir Iraką daug kas primena. Pamenat, sakot, jūs čia vieną kartą apgavot amerikiečiai, mes daugiau čia nepasikliausim. Taip, kad čia tas teisus ar neteisus priklauso nuo konteksto, nuo laikotarpio, nuo situacijos ir nuo to, apie ką mes kalbam. Bet jeigu žiūrime paskutinius, tos imkim, ar ne 20 kelius metus, kiek Lietuva yra NATO narė, ar galima sakyti, kad Stoltenbergo elgesys tai patvirtina tai, ką rytų Europos šalis seniai jaučia, kad NATO viduje egzistuoja dviejų lygių NATO narės, tos senosios ir naujosios? Sakyčiau, kad egzistuoja teoriškai, bet čia tas buvo pasakyti Ramsfeldo beje. Jeigu ką, atsimenat, jis sakė New Europe, Old Europe. Ir jisai turėjo meni, kad štai New Europe, tai čia mes, prisidėjom prie tos ir operacijos ir be išlygų stojom, reiškia, į vieną gretą su amerikiečiais, kariaut su tom grėsmėm, o vakarų Europoje daug tokio skepticizmo, tai jisai tą sakė. Bet mes paskui išsitrynė, aš tai nejutau tokio suskirstimo dirbdamas NATO taryboje, ir tarkim, kad ir kai kurios operacijos, tai paimkim tą patį Afganistaną, kai mes ėmėmės vadovauti provincijos atkūrimo grupiai, Goro provincijoje Afganistane, tai buvom vieninteliai iš tos naujosios Europos, jeigu ką.
Visi kiti buvo senieji, sunkiasvoriai, turtingos šalės ir mes vieninteliai taip išsišokom ir atrodė, kad mes nepakelsim šitos užduoties, bet mes tą viską padarėm tiek, kiek galėjom. Vienoje iš biedniausių, noriu pabrėžti, labiausiai atsilikusių provincijų. Tai vat, kaip ir praktika parodė, kad negali taip skirstyti, o skirstai pagal tai, kas dalyvauja, kas nedalyvauja, kaip ir dabar, tarkim, kas skiria lėšas gynybai ir dėmesį gynybos pramoniai ir tiem kitiem dalykam, tai matom, kad yra ir naujosios Europos šalis, ir kai kurios senosios, o kai kurios yra kitokios. Taip, kad skirstim dabar jau galinčius ir norinčius nuo negalinčių ir nenorinčių, aš taip skirstyčiau. Galbūt būtų paprasčiau. O ambasadoriau, jūs buvote daug metų Lietuvos atstovas prie NATO. Ar posėdžių metu kada nors jautėt, kad, pavyzdžiui, Baltijos šalių balsas turi mažesnį svorį nei, tarkim, Prancūzijos ar Vokietijos? Nu, logiškai turėtų jaustis tas skirtumas. Ne, tai visigi išsilavinę žmonės ir puikiai supranta, kad jeigu amerikiečiai kažką pasakė, tai reikia įsiklausyti, ar ne? Bet aš jums pasakysiu tokį dalyką, kuris gal irgi nelabai žinomas gal kitiems. Amerikiečiai būdavo anksčiau, dar iki Obamos atvažiuoja, pasako pirmi, ką reikia daryti ir čia žiūri, kaip čia visi pritars, ar ne? O kai Obama išrinko prezidentu ir Bidenas buvo viceprezidentas, jisai beje 2 kartus buvo atvažiavęs, bent prie manęs esant, su NATO taryba susitikinėjo. Vieną kartą specialiai atvažiavo su NATO tarybos ambasadoriais susitikti viceprezidentas Amerikos. Ne su ministrais, ne su ten vadovais valstybių. Ir mes Amerikos ambasados rezidencijoje bendravom su Amerikos viceprezidentu, kadangi jisai to norėjo. Ir kam aš čia viską pasakoju, jo buvo man įsiminė tas pasakymas, mes atvažiavom klausytis jūsų. Kitaip tariant, ne pirmi pasako, ką reikia daryti ir žiūri aplink stalą, kaip čia visi pritars, o išklauso visų ir tada sako, ką mes galim daryti kartu. Tai dabar šiandien situacija gerokai kitokia. Nereiškia, kad rytoj bus vėl tokia pati. Todėl aš ir sakau, nereikia čia apibendrinčių kažkokių išvadų daryti. Dabar tokia situacija aljanse. Bet šiaip tai ir buvo ir tokių dalykų, taip kad jau kalbėti apie svorį. Tai vat įsiklausimas į visų balsą buvo svarbus. O jau kalbėtume balso svorį, jūs turbūt žinot tą vadinamą tylos procedūrą, ar ne? Kas čia per daiktas? Nežinau, ar žinot. Paaiškinkit. Tai jeigu jūs nežinot, tai daugelis gali iš viso nežinoti. Yra toksai daugiašaliai organizacijoje sprendimo priėmimo būdas tylos procedūra. Kadangi labai komplikuota, kai reikia priimti sprendimą, tai daug labai turi dalyvauti šalių, o kartais reikia kad tas mašina važiuotų sklandžiai ir laiku. Tai būdavo paskelbiama, kad sprendimas bus toks iki antradienio, tarkim, 11 valandos. Ir jeigu nieks neatsiliepia į tą šūksnį, tai sprendimas yra priimamas ir iškart išplatinama informacija, kad sprendimas yra priimtas. Tai jeigu kažkas kažką tai veukteli, kad štai mes čia dar norim padiskutuoti, ar ne, tai tada jisai atidedamas tol, kol visi pritars, kadangi reikia konsensus. Tai tokia tylos procedūra. Ir tas galiojo visiems. Tai aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad ir mes Lietuva ne kartą nutraukdavom tą tylą. Tai nebuvo kas savaitę, net ir kas metus, ko gero. Nebūdavo, bet būdavo tokiu atveju ir niekas nepykdavo, nes tai būdavo gerbiama, kadangi šalis turi tokią teisę. Nors atrodo, kas šita Lietuva beveik neturi ginkluotojų pajėgų, ar ne, ir štai stabdo kažkokius tai viso aljanso sprendimus. Taip yra buvę, galiu paliudyti. Bet dar kartą galiu pabrėžti, kad negali tuo piknaudžiauti, nes tai ne tik, kad nesolidu ir nekultūringa, bet tiesiog ir nepraktiška. Tai tas nebūdavo labai dažnai daroma. Bet tai tas balsas yra lygiai svarbus ar Liuksemburgo, ar Lietuvos, ar ten Jungtinės karalystės. Vienodos svarbos, nes jisai reikalingas priimti sprendimą. Tai todėl šiuo požiūriu nematau jokių skirtumų. Bet žinoma, politinė prasme, tai visi suprantam, kad didžiųjų šalių, kurios moka daugiausia pinigų ir skiria pajėgų, kad į jų nuomonę be abejo labiausiai atsižvelgiama, bet tuo turbūt irgi nereikėtų stebėtis. O kai šnekam apie tą galios balansą, ar galima sakyti, kad jeigu Baltijos šalis, Lenkija, kitos šalis, kurios arčiau Rusijos skiria daugiau pinigų savo gynybai ir kad jų galios tas balansas jis didesnis yra, daugiau įtakos turi tos šalis NATO aljanse? Ar tai negalioja? Pagarbiau žiūrima, atidžiau žiūrima, nes jeigu tu skiri resursus, tai atitinkamai ir daugiau prisimi rizikos ir naštos daugiau ir be abejo. Bet čia yra grynai logika, tą sako, bet aš dabar kalbu ir apie matematiką, kad balsas vis tiek yra toks pats. Aš galiu nieko neskirti, 0 karių, 0 pinigų ir stabdyti operaciją kur nors, nežinau, bet kur. Pasakyti, mes prieš ir viskas, ir sustos. Tai tiesiog yra tokia realybė. Va.
Taip kad čia Gerai. kaip pažiūrėsi. Ambasadoriau, kalbant apie tai, kaip Amerikos Jungtinių valstijų administracija dabar prezidento elgesi, Trumpas ar ne jau keletą dienų iš eilės vis, taip paprastai sakant, peikia NATO, keikia, ką vadina kaip tik tai nori ir sako, svarstantis rimtai apie tą pasitraukimą. Visi suprantam, kad pasitraukti jis vienašališkai negali, reikia kongreso pritarimo, senato, bet kaip manot, ar Trumpas yra pasiryžęs, pavyzdžiui, paralyžiuoti NATO ar kažką kitką tokio padaryti, kad parodyti europiečiams, kad ir jos pamokyt? Ne, kažkiek pakenkt, aišku, gali ir tom vadinamam executive order, jisai gali kažkokiu tai trumpalaikių veiksmų imtis ir kaip žinom, ir karinių veiksmų gali imtis, tik vėliau turi gauti kongreso pritarimą, bet dabar teisininkai šiuo metu kaip tik diskutuoja, ar jis gali taip ilgai tęsti tuos karinius veiksmus Irane ar negali. Ir čia tokie irgi ypatumai Amerikos teisės, kad vieni sako, kad gali, kiti sako, kad negali. Taip, kad jis daug ką gali, bet žinoma, tam, kad išeiti iš alijanso, tam ir buvo priimta prieš keletą metų toks buferis, kad to negalėtų padaryti. Ir dar kitą turim informaciją, kad elitas Amerikos politinis, aš turiu omeny abiejų partijų atstovus, dauguma vis tik tai mano, kad NATO yra svarbus pasaulio ir Amerikos saugumui taip pat. Taip, kad čia taip paprasta nebus. Bet emocijų matosi yra daug. Yra ir iš nevilties daug kas. Jeigu kaltini ir pradėti keiksmažodžiais auklėti Iraną, tai akivaizdu, kad yra truputėlį nevilty. Bet tai, kaip sakyti, čia mokyti lengva iš šalies žiūrint. Bet yra tokia situacija. Taip, kad turim mes patys nepasiduotom emocijom ir dar labiau čia neskaluot, nes ir taip jau pakankamai yra išeskaluota. Bet laikytis principingai. Ir čia irgi yra faktas. Tai, kad jisai priekaištauja, jis yra teisiškai kalbant, čia toks kalambūras, teisiškai kalbant neteisus tą prasme, kad alijansas yra gynybinis ir jeigu kažkas užpuola, tai visi privalo padėti gintis. Ir tas yra 5 straipsnė ir tas turėtų būti. Bet jeigu kažkas kažką užpuola iš alijanso, tai tikrai neprivalu jungtis prie tokio karo, ypatingai kai niekas iki galo net nežinojo tų planų. Tiesą sakant, yra kvestionuojami jie ir pačioje Amerikoje, kaip mes žinom. Taip, kad čia yra, kai nematai net kranto, tai plaukti nėra didelės prasmės. Ir net nežinai, kur tas krantas ir kada čia tas kas baigsis, kaip dabar ir matome. Tai dabar tokia ir yra situacija, tai mesti resursus, rizikuoti. Daug kas mano, kad tai yra nepateisinama. Bet priekaištauti, kad NATO kažkaip tai nevykdo savo pareigų, būtų neteisinga, nes taip nėra tiesiog. Taip nėra. Na, čia jau kiti dalykai. O pone Linkevičiau, mes visi suprantam ir suvokiam, kad Donaldas Trumpas, kai jis pradėjo karą, jis nesitarė su europiečiais. Čia klausimas dėl teisėtumo karo ir taip toliau, čia daug tų klausimų yra. Bet ar europiečiai nedaro klaidos, nepaisant to, kad NATO gynybinis alijansas ir taip toliau, kad nepadeda Trumpui? Nes visi suprantam, kad, jeigu mes kalbam apie NATO alijansą, tai Amerikos svoris yra didžiulis. Ir kitos Europos šalis, nors ir turi kariškių, turi pajėgų, bet vis tiek negalėtų be Jungtinių valstijų apsiginti nuo Rusijos, nes yra tam tikrų kritinių pajėgumų, kurių neturi. Ar nėra taip, kad mes nedarom klaidos, nors parodydami solidariai ir suvokdami, kad reikia kažkaip tai Amerikai padėti, kažkur tai, kad Trumpas nesiųstų? Nu, čia ne tik padėti Amerikai ir savo padėti, nes naftos kainų kilimas smogė visiems. Ir matom, kad kranto nesimato ir nesimato, kada baigsis ir pasiekmes yra didžiulės. Ir galima kaltinti, kas čia kaltas, kas pradėjo, bet srėpti reikia visiems. Tai aš irgi manau, kad ir galvot reikia kartu. Tik tą daryti, matyti ne Facebooko ir ne X platformos žinutėmis, o tyliai susėdus kartu spręsti, ką galim šitoj situacijai padaryti, kaip sušvelninti pasiekmes. Aš tai irgi manau, kad Europa galėtų labiau įsijungti kaip tarpininkas, galėtų labiau dėrėti su to pačiu Iranu, arba įtraukiant Katarą, įtraukiant Omaną, pavyzdžiui. Pradžiai kalbėtis apie kažkokį tai ugnies nutraukimą, ką čia Pakistanas mėgino padaryti, kaip mes supratom iš spaudos. Bet tas galėtų būti ir ES kaip subjektas galėtų čia dalyvauti. Taip, kaip diplomatija tikrai galėtų būti išnaudota. Tas pareiškimas 20 plus šalių, kur buvo pasakyta, kad mums rūpia, ne, tas saugumas Hormūzo sąsiauriui ir mes čia pasiruošę prisidėti, tik tai niekas konkrečiai niekada, bent jau nepastebėjau, kad būtų konkrečiai pasiūlęs, kuo prisidėti. Tai čia gali būti nebūtinai karo veiksmais prieš Iraną, gali būti žvalgybos kažkokia misija, stebėjimo, įspėjimo kažkokia, tai jūrų pajėgų kažkokia tai misija. Čia dabar sunku ką pasakyti, bet atsakant jūsų klausimą, be abejo, kad dabar srėpti reikia kartu.
ir tą daryti kiek tai įmanoma nuleidus garą, kiek tai įmanoma neviešai apie tai diskutuojant, bet kartu parodant, kad mes kartu, na, galvojam, kaip spręsti tą problemą. Tai aš taip tikiu ir tikiuosi, kad taip bus daroma, jeigu tas nėra dabar daroma. Nes taip svaidytis kaltinimais, tai čia mes toli nenueisim. Taip, situacija yra komplikuota, taip nematom išeities. Galbūt gali sukalibruot tą situaciją pati Amerika. Aš vis tiek dar įsivaizduoju, kad daug matyti ir pačioje Amerikos administracijoje manančių ir galbūt net ir patariančių, kaip tai išeiti greičiau iš to konflikto. Na, paskelbus, tarkim, kad jau yra pergalė ir sustabdyti visą tai, kadangi artėja lapkričio rinkimai ir mes žinom visuomenės nuomonės. Amerikoje visuomenės nuomonė svarbi yra. Negali ją nusispjaut. Ir kad ten apie 300%, pavyzdžiui, pritarė taip kaip yra politika daroma su Rusija, tai irgi yra svarbu, arba kad 70% prieštaravo kariniams veiksmams prieš Iraną, tai irgi niekur nuo to nepabėgsi. Ir kad norėtų, man atrodo, virš 60%, ar gerai nepamenu, paskutiniai buvo duomenys, kad norėtų greičiau tą karą dabar pabaigti ir kad nemato, kad prasmės ir pateisinimo jį tęsti. Tai galima tą ignoruoti, bet ar tai padės rinkimuose, tai klausimas, tai reiktų ir į tai atsižvelgti. Tai aš manau, kad nuosekli ir tvirta ir konsoliduota ir konstruktyvi laikysena iš Europos pusės, plus tam tikrą prasme galbūt kažkokia tai evoliucija mąstymo pačioje Amerikoje, gal kažkaip ir padės išeiti iš tos situacijos. Nes jeigu bus einama toliau ir, kaip čia dabar cituojant prezidentą Trumpą, bus šiąnakt naikinama civilizacija Irane, tai aš nežinau, ar čia labai gali kam nors imponuoti tokie pareiškimai. O pone Linkevičiau, kaip manot, kiek europiečiai turi patys prisimti atsakomybės dėl prastų santykių su Jungtinėmis valstybėmis, kaip, pavyzdžiui, ar nors ir dalį bazių leidžia naudotis Amerikos kariuomeniai, tačiau kai kuriuose draudžia, imkim, perskristi per oro erdvę, arba, kaip, pavyzdžiui, Ispanija iš viso išvaro Amerikos karius, jeigu jie nori atakuoti Iraną iš tų bazių ir taip toliau. Nu, tai jie nenori gauti atgal. Tai čia natūralu, jeigu jie įsijungs į karą ir tada turės rizikos gauti tų pačių raketų iš Irano, tai niekas nenori tokios rizikos, tai čia to ir paaiškinama. Tai aš dabar nenoriu pateisinti, aš bandau paaiškinti, nes jūs klausėt, kaip galima paaiškinti. O kaip čia galima pateisinti, čia atskiri klausimai ir kiti, ką čia turėtumėm kartu daryti. Bet jau beveik atsakiau, mes turėtume matyti išnaudoti ir nekarinio veikimo priemonės, nebūtinai įsijungimą į karą prieš Iraną, bet kitokias priemonės, kurios galėtų stabilizuoti situaciją. Aš manau, kad tas potencialas tikrai nėra dar išnaudotas. O sakykite, ambasadoriau, o Rusija šitoje vietoje, ar ji mato kažkokį pastumėjimą, kad, na, drąsiau veikti mūsų regione, kai Jungtinės valstijos su Europos valstybėmis nesutarė ir šnekama apie pasitraukimą iš NATO ir taip toliau. Ar tai yra paskatinimas Putinui? Tai aš tą ir mėginau sakyti, kad kaip ir taktinė prasme jie gali gauti tam tikrų laimėjimų dėl naftos kainų, dėl pakrikimo vakaruose, dėl susiskaldimo vakaruose Europos su Amerika, dėl kažkokių diplomatinių žaidimų, dėl to, kad atitraukiami resursai ir politinis dėmesys. Tas gali būti, bet tai yra laikina ir neilgalaikė ir nėra tvaru. Strategiškai, mano požiūris, tiek Rusija pralaimi ir jie turi tą matyti šitoj situacijoje, nes naikinamas vienas iš jų nedaugelio belikusių sąjungininkų ir šaltinis paramos taip pat. Taip kad čia Rusija, aišku, to naudosis ir naudojasi ir dabar, vat, ką jūs sakote. Bando tą daryti, bet akivaizdu, kad tas labai nepavyksta. Ir jiems vis tiek reikia imtis patiems priemonių. Ir mobilizaciją reiks matyti skelbti, nors jos labai nenori, nes neužtenka tų karių. Na ir dabar jų neužtenka. Ir tos priemonės tokios kai kurios net komiškos, va, tas interneto nutraukimas, kai čia dabar suirzo visi, net visuomenė, tai čia gal vienodai ten, taip sakant, rodo Kremliui, bet ir tie visi verslininkai pradėjo blogai, stringa viskas. Pagaliau jie turi, verslininkai turi savo lėšas milijonus leisti antidroniniam sistemam, kad turi valstybė daryti. Tai jiems tas irgi nepatinka. Ir dar daugiau Putinas paskutiniam susitikime davė suprasti, kad reikia daugiau skirti lėšų tiesiog tam karui, savo privačių lėšų. Na tai kiek tas gali tęstis? Tai čia daug tokių klausimų, jie nėra atsakyti ir jie tik tampa dar labai jautresni. Ir čia manyti, kad Rusija, sumuojant visą tą situaciją, kažką tai rezultate išlošė, tai aš tai nematau, kur čia tas išlošimas.
Ir pabaigai, kaip manot, ar Lietuva jaučia kažkokį spaudimą, kai, imkim, pasiuntinys specialusis aiškina apie geresnius santykius su Baltarusija, apie trąšų vežimą per Lietuvos teritoriją. Lietuva turi galvoti, kaip elgtis, kai mes šnekam apie karą Irane. Ar Lietuva yra priversta rinktis ir žiūrėti į Jungtinės valstijas ir į Europą kažkaip taip, nes visi supranta, kad Baltijos šalis, jų saugumas didžiąja dalim priklauso nuo to, kiek Amerika bus pasirengusi ginti Baltijos šalis. Aš dar dramatiškiau pasakyčiau, kad dabar dėl to, kas vyksta ir Amerikoje, tie pokyčiai, posūkiai yra toks nepatogių pasirinkimų metas. Ir jisai dar netėjęs taip dramatiškai. Tai nėra taip, kad arba su mumis, arba prieš mus. Čia taip dar nėra klausimas keliamas. Bet akivaizdu, kad požiūriai iš esmės skiriasi. Ir jeigu mes vadinam Lukašenką buvusiu prezidentu ir neteisėtu, tai jį vadina labai gerbiamų prezidentų, ar ne? Ir su juo daro verslą, ir kuria visokius planus, ir dabar atsivers galimybės dėl kalio trąšų, kurie yra, Baltarusija yra pasaulinis žaidėjas, o mes tą stabdom. Tik toks, ne tai, kad palengvinimas, bet paprastumas tame, kad ne Lietuva sprendžia apie sankcijas, Europa. Čia yra Europos kompetencija, Europos Sąjungos. Ir kol kas Europos Sąjungoje nesimato požymių, kad kažkas keistusi, nes priežastis nepašalintos, dėl kurių tos sankcijos įvestos. Tai čia turim tiesiog nuosekliai laikytis. Tai dabar vadinti tai spaudimu galima, bet tas spaudimas yra toks, kad ne visur Lietuva gali nacionališkai spręsti tos klausimus. Tai čia irgi aišku. Bet kad netiesioginis yra spaudimas, tai taip. Aš manau, gali būti ir didesnis ateityje. Sunku pasakyti, kaip čia viskas išsirutulios. Bet kol kas tai akivaizdu, kad priešingas situacija. Žiūrėkit ir kitur, čia spaudimas, nespaudimas. Kai viceprezidentas Vencas nuvažiavo į Vengriją ir apkaltino Europą, kad kišasi rinkimus Vengrijoje, o tas jo atvažiavimas čia, kaip pavadinti jį reiktų. ir pasakė, kad visi čia Europoje yra draugiškas. Visi Europoje neteisūs, o Orbanas vienintelis toks protingas lyderis, vienintelis teisingai vykdo energetinę politiką. Tai čia, kaip atrodo, kai mes Europoje galvojam, ką čia daryti su ta Vengrija ir kaip čia juos eliminuoti iš tos visos situacijos, kad nestabdytų iš vis veikimo Europos Sąjungos, o atvažiuoja strateginis partneris ir palaikyti tą vienintelį, kurį mes norėtumėm kažkaip neutralizuoti. Tai čia kas, spaudimas, ar kaip jį pavadinti reikia? O sakykit, ambasadoriau, ar galit patikslinti, jūs minėjot, kad gali būti tas laikas, kad ateis nepatogių pasirinkimų metas. Ką jūs turite galvoje? Jis jau atėjo. Aš turiu omeny politiškai, turiu omeny, kai reikia rinktis tarp gero ir geresnio, ar blogo ir blogesnio. Ar kažką tai mes šnekam apie Europą ir Jungtinės valstijas? Praktiškai Europą ir Jungtinės valstijos. Labai skiriasi vertinimai krizių, požiūrį į krizę, krizių valdymą. Daug labai skirtumų yra ir todėl tiesiog gali kartais tekti rinktis, ko labai nesinorėtų. Mes laiką sako, kad mes ir tuos, mes neskirstome, kad čia mes nusisukome Europos ir atsigrėžiam tik Jungtinės valstijas. Nors yra taip kalbančių, kiek aš suprantu, kad Jungtinės valstijos yra vienintelis tas mūsų saugumo garantas. Drįsiu paprieštarauti, nežinau, ar vienintelis, matyt, reikia vis tik tai žiūrėti ir Europos, mes turim ir Europos pastangas vis tiek dalyvauti mūsų saugume, ne? Turim diviziją, turim brigadą, kuri bus dislokuota iš Vokietijos ir turim pagaliau jų ir politinius įsipareigojimus, tai taip visiškai sakyti, kad mums jie nėra svarbus, matyt, nebūtų labai atsakinga. Taip, kad čia mes ir tai mėginam, tačiau jeigu atsiras laikas, kai reiks rinktis, o gali taip atsirasti, tai bus nepatogu. Dėkui Jums už pokalbį. Sveikatą.